Šiaulių universiteto mokslininkai, ypatingai dirbantis gamtos mokslų fakultete, tikrai artimai draugauja ir bendrauja su gamta. Čia mokslininkai domisi tiek naujausiomis biotechnologijomis, tiek visuomenės sveikatos apsauga ir gamtos apsauga nuo visuomenės. Tyriamas augalų augimas ir vystymasis, nes norint turėti sveiką aplinką, pirmiausiai turime turėti sveikus augalus. Tie sveiki augalai, kurie išauga mėgintuvėliuose, vėliau gali patekti į mūsų gatves, mūsų teritorijas, kurios apželdinamos, kuriuose mes leidžiam laisvalaikį. Lietuvoje dažniausiai mes kalbame apie alergiją gyvūnams arba maistui. Bet šiandieninė Europa, į kurią mes vis labiau ir labiau integruojamės ir kartu su tuo ateina ir Europai būdingi iššūkiai, susiduria su alergija žiedadulkėms. Dėl to mokslininkai tyrinėja ir praneša visuomeniai, kas jų laukia artimiausių metų. Mes modeliuojame, fiksuojame informaciją, renkame ją visoje Lietuvoje specialiomis gaudyklėmis, vėliau nešame į laboratoriją ir identifikuojame surinktus mėginius ir taip pat gavę rezultatus teikiame tą informaciją ne tik Lietuvos, bet ir visos Europos gyventojams, nes laukiame juk turistų ir atvykstančių iš užsienio. Lietuvos gyventojai gali pasinaudoti netgi tokią visai nemokamą, bet iš tikrųjų brangiai kainuojančią informaciją, tai yra pasinaudoti žiedadulkių dienoraščiu. Kiti tyrimai, kurie vyksta mūsų Šiaulių universitete, irgi susijęs su gamta, daugiau yra susijęs su šiuolaikinėmis technologijomis, informacinių sistemų panaudojimu. Tai yra laboratoriniai tyrimai, bet tikrai visuomet įdomus atradimai.